Sveiki, čia moteris prie vairo. Ar žinote, kaip suvaldyti automobilį slidžiame kelyje? Apie tai šiame video. Pasidalinsiu su jumis 5 patarimais, kaip kelyje nepaslysti. Taisyklė numeris 1 – jokio staigaus stabdymo kelyje. Jei automobilis pradėjo slysti būtent stabdymo metu, reikėtų nustoti stabdyti. Skamba galbūt nutrūktgalviškai, tačiau tokia tiesa, jog stabdymas gali išprovokuoti slydimą. Todėl slidžiame kelyje stabdžius naudokite saikingai. Antroji taisyklė – saugus važiavimo greitis. Greitis yra neatsiejamas su stabdymo keliu, o stabdymo kelias, kaip žinia, prailgėja esant slidžiai kelio dangai. Todėl pasirinkite saugų važiavimo greitį ir laikykite saugaus atstumo. Trečioji taisyklė – venkite staigių judesių tiek kojomis, tiek rankomis. Jei kelio danga primena ledo areną, elkitės užtikrintai ir tiksliai. Jokiais būdais nesukite staigiai vairo, nes tai taip pat gali išprovokuoti automobilio slydimą. Žiemą važiuojant vingiuotame kelyje svarbu pasirinkti pavarą prieš įvažiuojant į posūkį ir posūkio metu pavaros nekeisti, todėl kad įminta sankaba ir pasuktas vairas gali taip pat išprovokuoti slydimą. Ir paskutinis, tačiau pats svarbiausias dalykas – tai automobilio padangos. Didelę automobilio valdymo kontrolę gali perimti automatizuotos sistemos, kurios padės jums nepaslysti. Tačiau jei pamiršite laiku pasirūpinti tinkamomis padangomis, jos nepadės. Svarbu žiemą pasirinkti kokybiškas žieminės padangas. Tai tikrai kur kas geriau nei rinktis universales. Taip pat svarbu pasižiūrėti, jog protektoriaus gylis būtų tolygiai nudilęs ir jo gylis būtų ne mažiau kaip 3 mm.